Labas. Galvoju, kaip tą formatą padaryti tokį labiau prieinamą ir kad jisai būtų aiškesnis, bet galvoju, kad gal tai užimtų labai daug laiko, o aš jo visai neturiu. Tai kad, tarkim, kad padaryti kažkokį ten sumontuoti video su pavyzdžiais ir su pačios matricos rodymu, tai tiesiog neturiu tam laiko ir nenoriu. Tai dabar apie visas 22 energijas tiesiog taip prakalbėsiu, o po to, kai jau praeis visas šitas ciklas ir gal ateis įkvėpimas, nežinau, tada gal padarysiu kitą formatą. Bet galvoju tą žinią pagrindinę perduoti apie energijas, tokiam bendram susipažinimui, tai manau, kad dabar užteks tiek. Tai šiandien apie 5 energiją noriu papasakot. Šiaip tradiciškai tai kaip ir skaitytųsi, jeigu gimėjai, tarkim, 5 mėnesį, 5 dieną, tai čia grynuoliškai, bet paskui kažkada čia sėdėjau ir galvojau, kad turbūt gal nelabai čia yra tikslu taip sakyti, todėl kad jeigu, pavyzdžiui, tavo matricoje 5 energija stovi centre, tai reiškia, kad jinai tavo yra kertinė energija, tokia kaip tavo ašis, ir nebūtinai tu gali būti gimęs 5 mėnesio 5 dieną. Nors turiu draugę, kuri visiškas grynuolis yra 5 gimus. Tai tikrai ta energija tokia pas ją labai stipriai pasireiškus. Tai gerai, pradėsiu nuo to, kad tai yra mokslo, žinių, tvarkos, mokymosi ir mokymo žinių perdavimo energija, tradicijų energija, šeimos, tokie svarbus kertiniai dalykai, turintiems šią energiją, yra tvarka, tada šeima, tradicijos ir mokytis ir mokyti. Tai čia tokie pagrindiniai būtų. Tai jeigu tu turi šitą energiją ir tu ją išgyveni pliuse, tai reiškia, kad tau turėtų labai patikti mokytis naujų dalykų ir nuolat mokytis, rinkti žinias, lankyti seminarus, mokymus. Ir nebūtinai mokytis tiesiogiai, tai tu gali mokytis ir praktiškai iš situacijų, tarkim, iš patirčių. Bet jau čia, jeigu giliau mąstant, o jeigu taip paviršutiniškiau ir aiškiau žmonių kalba, tai mokytis, nuolat tobulėt ir nuolat gilint žinias, jas atnaujint, kad jos keistusi, ir turi tokį, jeigu išgyveni pliusą šitą energiją, tai turi tokią dovaną, surinkus tas žinias, jas susisteminus, aiškiai ir suprantamai perduot kitiem. Tai tu tą tikrai labai gerai gali padaryti, jeigu šitą energiją išgyveni pliuse. Toliau tau yra labai svarbu šeima, šeimos tradicijos, tai yra tavo tokie kertinės tokios vertybės, kurios yra nepalenkiamos ir tau labai svarbios. Ir labai svarbu tau yra tvarka, tai palaikyti tvarką. Ir tą tvarką palaikyti visur. Namuose, darbe, aplink save ir savo galvoje. Nes kai yra tvarka čia, tai tvarka tada yra aplink visur. Bet jeigu kažkoks chaosas yra galvoj, tai atsispindi išoriai. Tikrai žinau, ką aš šneku, todėl kad
šita energija yra pas mane labai stipriai minuse, karminė uodegėlė vadinamoji, apie kurią dar papasakosiu kažkada ateityje. Tai aš išgyvenu ją minuse, jau baigiu išmokti ją perdirbti ir kažkaip su ją tvarkytis. Bet kas labai buvo toksai ryškus, tai tarkim prieš kokius 4-5 metus, kai pradėjau eiti sąmoningumo keliu, ir ten išgirsti kažkokią mintį, išgirsti kažkokią mintį, kažkokią būdą nežinau kaip gyventi, kažkokį tavo manymų labai svarbų dalyką ir eini, neši tą žinią, duodi tu ją ir atiduodi ir neši, ir nesvarbu, ar kas nors nori jos klausytis ar ne, toksai moralizavimas ir toks kitų mokinimas, kaip reikia gyventi. Tai va čia yra minusas šitos energijos. Dar minusas toksai labai stiprus tas, kad, tai nėra tvarkos, galvoji, nesusidėlioji aplink tave, tai jeigu iš minuso pusės, tai tas, kad tu nenori laikytis tradicijų, tau jos nesvarbu ir tau čia nei šeima yra vertybė, nei tradicijos, niekas. Už tai nepastovi, nekovoji. Nors giliai širdį žinai, kad tau tai svarbu, bet kažkodėl to nedarai. Ir jeigu, tarkim, net ne kažkokia, kaip čia, jeigu tu namuose geriausiai žinai, kaip visiems gyventi ir tu tą savo žinojimą perduodi. Yra tik, nes energija 5 tai yra Merkurijus ir Merkurijus yra žinios. Ir jeigu tu esi kažkaip kietakaktiškai įsitikinusi arba įsitikinęs, kad tavo tiesa yra vienintelė, tai tu padarysi viską, kad namuose būtų arba tavo tiesa ir gyvenimo būdas toks, kaip tu įsivaizduoji jį, arba kitoks negali būti. Tai čia energija minusė. Pliuse jinai priešingai. Kada tu surenki tas žinias, jas sukaupi, susistemini ir tu supranti, kad tu mokaisi savo ir kad tu tą informaciją renkiesi savo ir tau nebūtina stengtis pagerinti aplinkui visą savo aplinką, pagerinti kabutėse, nes tu nežinai, kas yra geriau kitam. Tai tu iš tikrųjų nežinai. Bet yra minusė viena teisingiausia tiesa yra tavo. Jeigu taip yra namuose, tikriausiai tu tą nepripažinsi, bet jeigu paklaustum pas savo namiškius, tai turbūt pasakytų, kad taip yra. Apie tradicijas pasakiau, kad labai svarbios tradicinė šeima, tradicijos visos, tarkim, atsineštos iš savo pirmos šeimos. Ir svarbiausia tai yra mokytis, nuolat mokytis, visą gyvenimą mokytis. Tai čia yra svarbiausia žinia šitos energijos ir paskui tas žinias perduoti. Jeigu, tai dar vienas labai stiprus irgi minusas, kad tu kaupi tas žinias, mokaisi ir tu visą laiką esi įsitikinęs, kad dar ne laikas, dar tu nepakankamai žinai, dar tu nepakankamai išmokai, dar tu nepakankamai ir tu tom žiniom nesidalini. Tai yra labai stiprus minusas šitos energijos, nes tu esi tarpininkas, laidininkas ir tu turi panaudoti tą savo dovaną, kad aiškiai žmonėm iškomunikuoti tai, ką tu jau žinai.
Tai čia tavo toks kelias. Ir ta dar tvarka, tai tiesiog namuose palaikyti tvarką, galvoje palaikyti tvarką, popieriuose, dokumentuose, aplink save. Ir šita energija yra labai tokia dėkinga ir faina energija. Tik tai reikia stengtis ją išlaikyti pliuse. Ir atsiskleis tokios savybės, kurių gal net nežinojai, kad turi. Tai gal šiandien tiek, kaip pasiskaičiuot, tai įmesiu apačioj video kalkuliatorių, skaičiuoklę matricos ir ten bus galima pasiskaičiuoti ir pasižiūrėsi, ar turi 5 energiją, ar jinai nėra. Gal jinai tavo centrinė energija, nebūtinai, kad tu gimęs 5 mėnesio 5 dieną. Tai jeigu turi kažkokių pastebėjimų, tai visą laiką gali man rašyti, aš noriu tą savo energiją 5 irgi pradirbti ir noriu tas žinias tobulinti ir gilinti. Tai galim tai padaryti kartu. Iki greito.